Turiu, gal nereikia nei pristatyti, kad tai signatario del atto di indipendenza, ex parlamentario, famoso professore di filosofia. Adesso presiede, lei parla, lei, io devo essere zitto. Matau, kad kalbėtų. Dabar mes esame toliau. Dabar daktaras Petras Ragauskas, Teisės institutas Vilnius. Europos Sąjungos teisės keliamas grėsmės mūsų vertybės saugojimui. Labas rytas, gerbėmieji. Kaip matyti iš pavadinimo temos, pranešimo kertinis akmuo yra vertybės. Tačiau dėja netgi konkrečioje visuomenėje, ką jau kalbėti apie Europos Sąjungą, vertybės yra santykinis dalykas. Tai, kas vienam vertybė, kitam gali būti tik beprasmis garsas ar netgi papiktinimas. Puikiai tai iliustruojančių pavyzdžių gali būti požiūris į krikščioniškąjį Europos paveldą, kurį mes matėm svarstant konstituciją Europai, ar panašiame kontekste dažnai keliamas klausimas dėl santuokos statuso suteikimo homoseksualių porų santykiams apibūdinti. Atsižvelgiant į minėtą santykinumą, šiandien nekalbėsiu apie tas vertybės, kurioms pats būčiau linkęs suteikti šį garbingą statusą. Aptarimui pasirinkau kelias vertybės, kurios eksplicitiškai arba implicitiškai vardintos ne kur kitur, o Lietuvos Respublikos Konstitucijoje. Vertybės, kurioms šitą atributą priskyrė aukščiausias nacionalinis autoritetas šioje srityje – Konstitucinis teismas. Nors Konstitucinio teismo jurisprudencijoje konstitucinėmis vertybėmis įvardinama 14 dalykų, grėsmę iš ES teisės pusės gali patirti ne visos. Šiuo požiūriu jautriausios yra 3. Tai pirma, šeima, motinystė, tėvystė ir vaikystė. Antra, asmens pasitikėjimas valstybe ir teisė. Ir trečia, pilietiškumas. Šeima, motinystė, tėvystė ir vaikystė. Akivaizdu, kad konstitucinis šeimos, motinystės, tėvystės ir vaikystės minėjimas vienoje gretoje ir jų susiejimas su valstybės pareiga šias vertybės saugoti ir globoti, kartu su nuostata šeima yra visuomenės ir valstybės pagrindas. Skirta ginti ir saugoti ne ką kitą, o tradicinę heteroseksualią šeimą. Juk motinystė, tėvystė ir vaikystė siejasi tik su tokia šeima. Žinoma, galima pasidžiaugti ES teisminių institucijų nuostata, kad pagal ES teisę valstybės narės homoseksualų sąjungoms neprivalo pripažinti ne tik šeimos, bet ir ją iš esmės analogiško kažkokio statuso. Antai pasiremdamas Europos žmogaus teisių komisijos poziciją 1998 metais savo sprendime Europos teisingumo teismas nurodė. Europos žmogaus teisių komisija mano, kad nepaisant šiuolaikinės požiūrio į homoseksualumą evoliucijos, pagal konvencijos 8 straipsnį stabilūs homoseksualų santykiai nepatenka į šeimyninio gyvenimo apsaugos sritį. Ir kad nacionalinės teisės nuostatos, kurios siekiant apsaugoti šeimą vedusiems asmenims ir kartu kaip vyras bei žmona gyvenantiems priešingų lyčių atstovams, suteikia palankesnį vertinimą nei stabilų ryšį turintiems tos pačios lyties asmenims, neprieštarauja konvencijos 14 straipsniui. Tačiau būtų klaida tokį vertinimą laikyti kaip pagrindą visiškai nusiraminti. Visų pirma, žmogaus teisių apsaugos standartai evoliucionuoja, be to prieš porą metų priimtame 2004 metų sprendime Europos teisingumo teismas, pasiremdamas jau Europos žmogaus teisių teismu, sako:
Europos žmogaus teisų teismas nusprendė, jog faktas, kad transseksualui neįmanoma susituokti su tos pačios lyties, kuriai jis priklausė iki lyties pakeitimo operacijos asmeniu, kylantis dėl to, kad civilinio statuso registravimo prasme jis priklauso tai pačiai lyčiai, buvo jų teisė sudaryti santuoką pagal konvencijos 12 straipsnį pažeidimas. Kitais žodžiais sakant, pagal ES teisę esame verčiami pripažinti žmogaus prigimčiai priešingą veiksmą ir dar daugiau jam suteikti teisinę apsaugą. Kelią didesniems suvaržymams atveria ir iš ES teisės kildinimas reikalavimas pripažinti vienodas teises visiems ES šalių narių piliečiams. Visų pirma, susijęs su judėjimo laisvė. Kuo toliau, tuo labiau atrodo, kad tik mažas žingsnis mus skiria nuo to, kad turėsime pripažinti kitose ES šalyse narėse įgytą sutuoktinio statusą ir taikyti atitinkamas garantijas. Taigi į Lietuvą atvykus Nyderlanduose tariamai susituokusių homoseksualų porai, jai turėsime suteikti tokias pat teises, kaip Lietuvoje suteikiam savo šeimai tikrai. To dar kol kas nėra, bet judėjimas į šitą pusę yra akivaizdus. Šios perspektyvos pavojingumą didina dar ir tai, jog kyla pavojus, kad tokiu atveju lietuviškos homoseksualų poros vyktų susituokti į tą valstybę, kurioje tai leidžiama. Ir tuo metu grįžtų jau reikalaudami taip pat tokio pat statuso. Galiausiai valstybės pareigos saugoti ir ginti šeimą kontekste reikia pažymėti ir tam tikras planuojamas naujoves susijusias su šeimos apsauga. 2006 m. Liepos 17 d. Europos komisija pateikė pasiūlymą pakeisti reglamentą, nustatantį taikytinos teisės taisyklės su santuoka susijusiose bylose. Šiame projekte be kitų dalykų siūloma numatyti naują 20a straipsnį, įtvirtinantį galimybę šalims pasirinkti taikytiną teisę santuokos nutraukimo ir gyvenimo skyrium arba separacijos atvejais. Šalia įprastinių ir sveiką protą atitinkančių sąlygų šitame projekte siūloma dar viena, kad sutuoktiniai gali susitarti nustatyti valstybės narės, kurioje pateiktas pareiškimas teisę. Kitaip sakant, jokių ribojimų. Bet kurioje ES šaly gali reikšti pareiškimą ir jeigu tik yra abiejų sutuoktinių sutikimas, kad pareiškimas būtų pareikštas toj šaly, ta šalis ir nagrinės. Tokia nuostata reikštų ne ką kitą, o galimybę santuokos nutraukimui ir separacijai taikyti tą teisę, kuri mažiausiai saugo šeimą ir lengviausiai leidžia ją išardyti. Bet kokios nacionalinės teisės numatytos priemonės arba barjerai išsaugoti santuoką iš esmės netektų prasmės. Ypač skaudžiai tai pajustų tokios šalis kaip Airija, kuriuose santuoka yra itin branginama, o jų sunaikinimas teisinėmis priemonėmis yra maksimaliai apribotas. Vis dar galime tikėtis, kad mūsų vyriausybė nepritars tokiai nuostatai. Asmens pasitikėjimas valstybė ir teise. Asmens pasitikėjimas savo valstybę ir teise su ES teisinėmis nuostatomis siejasi keliais aspektais. Pirmiausia, derėtų pasakyti, kad šiai konstituciniai vertybei ES teisės keliami pavojai yra skirtingo pobūdžio. Vieni tiesiogiai nulemti ES teisės, kiti mūsų pačių, ar tiksliau mūsų valdžios institucijų požiūrio. Kalbant apie ES teisį tiesiogiai nulemtus pavojus, paminėsiu vieną, mano galva, ryškiausią. Finansinės politikos arba siauresne prasme pinigų politikos nesavarankiškumą. Suprantama, plačiaja prasme nesavarankiškumas siejasi su visomis sritimis, kur ES teisė imperatyviai reglamentuoja tam tikrus santykius.
Bet finansinės politikos nesavarankiškumas yra ypatingas tuo, kad formaliai pagal stojimo sutartį šiai sričiai šiandien mes netgi teoriškai negalime daryti įtakos. Kaip žinia, esame susaistyti Europos centrinio banko sprendimų, tačiau kol kas nesame eurozonos nariais ir neturime kai kurių esminių teisių. Daugelis ekspertų pažymi, kad tiek Lietuvai, tiek kuriai nors kitai naujai ES valstybei šansų įsijungti į eurozoną artimiausioje ateityje praktiškai neliko. Ta patvirtina ir Europos komisijos atstovai, ir mūsų nacionalinės vyriausybės šulai. ES sprendimas atsisakyti eurozoną priimti Lietuvą reiškia, jog ir toliau turėsime vykdyti politiką pagal Briuselyje ir Frankfurte, kur yra įsikūręs Europos centrinis bankas, parengtus nurodymus. Tačiau kartu negalime pretenduoti nei į bendros valiutos teikiamą naudą, nei dalyvauti Europos centrinio banko valdančiosios tarybos veikloje, priimant su eurozona susijusias taisyklės. Valstybės vadovų pasiteisinimai, jog esame priversti vykdyti sprendimus, kurių priimėme, netgi nedalyvaujame, pasitikėjimą savo valstybę ir teisę nebejotinai sumenkina. Kartu ir valstybės institucijomis. Kalbant apie mūsų pačių, ar kaip sakiau, mūsų valdžios institucijų požiūrio nulemtus pavojus, verčiausiai paminėjimo turbūt yra du. Tai savarankiško mąstymo praradimas ir manipulacijos ES teise, pridengiant neskaidrius sprendimus. Savarankiško mąstymo praradimas pastebimas vis dažniau. Akivaizdžiai nesugebėdami formuluoti aiškesnių ir ne vien atskirų valdininkų asmeninėmis nuostatomis pagristų pozicijų ES teisėkūros klausimais, pernelyg dažnai nekritiškai priimame eurobiurokratų suformuluotas taisyklės. Tačiau tai tik viena pusė. Kita pusė matosi iš mūsų veiksmų įgyvendinant tik tikslo, bet ne kelių ir priemonių požiūrių privalomas direktyvas. Nacionalinė teisėkūra nuėjo lengviausių ir mums patiems žalingiausių, tai yra mechaninio direktyvų nuostatų transplantavimo keliu, nors ES teisė to netgi nereikalauja. Taip mūsų Seimas ir vyriausybė ne tik be jokio reikalo aukoja nacionalinės teisės identitetą, bet ir svarbius nacionalinių subjektų interesus. Žinoma, daug blogiau yra, kai ES jos teise prisidengiama savanaudiškais tikslais. Vienas dažnesnių atvejų, kai tai daroma siekiant pridengti savo tingumą ir nerangumą. Pavyzdžiui, tvirtinant, kad įstatymą būtina pakeisti ne kitais metais, o jau rytoj, nes esą direktyva to reikalauja. Ir nesvarbu, kad jį priimta jau prieš 2 ar 3 metus. Ir jei galėjo laukti iki šiandien, kodėl negalėtų palaukti iki metų pabaigos, kai baigs galioti Seimo statute numatytas apribojimas pernelyg dažnai keisti įstatymą. Iš tiesų tai nėra nekaltas dalykas, dažnas įstatymų keitimas. Vis dažniau prabylame apie tai, kad nacionalinės teisės nestabilumas žalingas tiek visuomeniai, tiek ir siauresne prasme verslui. Deja, ES teisės korta pernelyg dažnai naudojama kaip efektyvi atsvara šiai žalai pateisinti. Tačiau blogiausia, kai ES teise pasiremiama kuriant tam tikroms interesų grupėms naudingas taisyklės. Tai atvejai, kai ES teisėje atitinkamų reikalavimų arba apskritai nėra, arba, jei ir yra, siūlomi nacionalinės teisės pakeitimai akivaizdžiai neproporcingi šitiems reikalavimams. Tiesa, reikia pripažinti, kad pastaruoju metu tokio tiesioginio sukčiavimo atvejų teisėkūroje gerokai mažiau nei tuo met, kai netgi dauguma teisininkų nekažin ką išmanė apie ES teisę. Deja, ir šiandien tų išmanančių nėra tiek daug. Tačiau iki šiol labai sėkmingai gyvuoja praktika įstatymo pakeitimus sieti su ES teisės reikalavimus, apie tai labai išraiškingai nurodant aiškinamajame rašte, ir šalia šį ryšį turinčių nuostatų patyliukais prikabinti papildomas nuostatas, kurios naudingos tik specifinėms interesų grupėms. Tokiu atveju ES teisės neišmanantis arba projektą atidžiau
tingintis paskaityti, tiksliau net ne tai projektą, tą direktyvą, kurios pagrindų projektas parengtas, tingintis paskaityti ir netgi dažnai laiko neturintis paskaityti Seimo nariai, tiesiogiai apgaunami ar netiesiogiai apgaunami dėl tariamų ES teisės reikalavimų. Kažkas priima nuostatas, kurios yra nekilę iš ES reikalavimų, bet naudingos tam tikroms verslo ar kitoms grupėms. Pilietiškumas. Mūsų konstitucijos preambulėje įtvirtintas atviros pilietinės visuomenės siekis. Ir pasak Konstitucinio teismo jurisprudencijos, pilietinės visuomenės principas tuo pačiu. Jis suponuoja ne tik piliečių pareigą būti aktyviais, bet ir valdžios pareigą piliečiams sudaryti sąlygas būti pilietiškiams. Deja, netgi vienu iš gėdingiausių pavyzdžių tapęs sutarties dėl Konstitucijos Europoje ratifikavimas, ne tik neatsiklausus tautos, bet ir nepalikus laiko viešiems debatams, nėra vienintelis atvejis rodantis, kad problemų čia yra. ES institucijose sukurtų teisės aktų taikymas Lietuvai reiškia, kad remiamės taisyklėmis, kurių formulavime mūsų piliečiai dalyvauti negali. Visiškai negali. O juk, pavyzdžiui, nacionalinėje įstatymų leidyboje gali dalyvauti kiekvienas pilietis. Reikšti savo pastabas ir pasiūlymus dėl užregistruotų projektų, kuriuos Seimo komitetai privalo įvertinti. Pagaliau 50 000 piliečių turi įstatymų leidybos iniciatyvos teisę. Apie referendumą jau net nekalbu. ES tokio dalyko net neplanuojama numatyti. Taigi ES sprendimų priėmimo procesas perdėm biurokratizuotas ir atitolintas nuo piliečių. Dar daugiau, ES iš demokratinių valstybių sąjungos vis labiau siekiant tapti panašiai į viršnacionalinę imperiją, svarbiausi sprendimai, turintys įtakos kiekvienam ES valstybės piliečiui, iš esmės nebepaklūsta ir demokratiniai kontroliai. Pasiteisinamas sudėtingai veikiančių mechanizmų vargu ar gali būti priimtas. Juk ES buvo kuriama visų pirma kaip demokratijos erdvė. Bent jau mes stojome į tokią erdvę. Ir kai stojome į šią sąjungą, demokratijos principų laikymasis buvo įvardinamas kaip vienas svarbesnių kriterijų. Tai kodėlgi jo nesilaikoma pačios ES institucijų darbe. Kartu kyla dar vienas pavojus. ES standartams imlus mūsų valdininkai, Europos komisijos ir kitų piliečiams uždarų ES institucijų praktika ima laikyti sektinu mūsų šalyje talonu. Kartais netgi viešai argumentuojama esą tokia, nesvarbu, kad nedemokratinė praktika taikoma ES institucijose. Ir kodėlgi mums nepadaryti taip, kaip daroma ten, kur viskas yra gerai. Taigi, baigdamas tiesiog atkreipsiu dar kartą dėmesį, kad problemos yra nevienareikšmės. Vienos priklauso nuo mūsų, kitos nuo mūsų nepriklauso. Tai bent jau ten, kur priklauso nuo mūsų, galime dar kažką tai daryti, kad jų būtų mažiau ir ta žala būtų mažesnė. Ir nauda mūsų narystės atsvertų tą žalą, kuri gali būti. Ačiū.